sveiki visi, čia ir vėl aš nusprendžiau grįžti į YouTube ir šiandien kaip tik man šovė labai gera mintis padaryti labai nuostabų video, nes mes važiuojam šiandien į Latviją ir sugalvojau nufilmuoti, kaip mes važiuojam, visą procesą, kaip leidžiam dienelę, tad jeigu bus įdomu, galite žiūrėti toliau. Tai ką, judam prie video. Tai va, daugiau manęs nebebus kalbančios šitame video, tai sugalvojau padarysiu tiesiog balso įrašą. Tai kaip matote dabar mes važiavome link Latvijos, dar nebuvom Latvijai, o va šitam kitam klipe matosi, kaip įvažiavom į Latviją ir keliaujame link Daugpilio. Tada, kai įvažiavom į Daugpilį, pravažiavom pro tokį nuostabiai didelį tiltą su labai gražia upė, kur matėsi kaip ledukai plaukia. Ir taip pat pavyko užvažiuoti ir ant pačio tilto, kad pamatyti visą tą vaizdą, kuris buvo įspūdingas. Ir tada pagaliau nuvykome į patį Daugpilį, tą vadinamą senamiestį, ir užsukome į šitą kavinę, kuri vadinasi Point, užsisakėme maisto. Tai mano ką tėtis užsisakė ir ką aš užsisakiau. Ir tada nuvažiavome į tokį kaip ir mini prekybos centrą, kur yra keletą parduotuvėlių, ir tenais truputėlį pabuvome, pasižiūrėjome, ko gero siūlo. Viduje dar buvo kalėdinės nuotaikos su daug lempučių ir taip pat labai graži eglė, labai fainos dekoracijos buvo ir aplinkui labai daug buvo ir vaikų, kurie džiaugiasi. Na ir tada sugalvojom, kad dar pasivažinėsim aplink senamiestį daugiau, tai bevažinėjant pamatėm dar Latvijos eglutę, kuri tikrai labai įspūdingai man atrodė asmeniškai, tai tikrai nufilmavau. Na ir tada nuėjome dar į Humaną pasivaikščioti ir tada laikui bėgant į pabaigą, nes jau galvom, kad važiuosim namo, dar užsukame čionais į tokį kaip ir apleistą miestelį, čia kaip ir gynybinė vieta yra. Tai, žodžiu, čia truputėlį pabuvome, pamatosi, kaip važiavus atrodo viskas. Čia, aišku, pastatai yra apleisti, bet va šitas vienintelis gal buvo tas iš gražiausių, tai galvau, jį dar nufilmuosiu, tai va. Tai va, tai taip pat ir eglutė yra čionais labai graži viduje. Ir vasaros laikotarpiu čia galime ateiti tikrai pasibūti. Na ir tada, baigus būti Latvijoje, užsukame dar į Zarasus pabūti, į mūsų mėgstamiausią miestą. Ir kaip tik užsukome į šitą kavinę, kur matėte, kad gėrėm pusiau kakavą, pusiau mačą. Tai kam įdomu, va štai yra kavinė. Ir tada grįžame namo. Tai va, tai labai ačiū, kad žiūrėjote šitą video, man labai tai daug reiškia. Aišku, čia dar tik tai pradžia, gal kažkaip įsivažiuosiu, pasižiūrėsiu, ar man iš tikrųjų patinka visą tai kurti ir panašiai, bet šiaip tikrai faina buvo labai pasibūti ir labai laukiu, kada galėsiu padaryti panašių video tik su kitom šalim.